Keli žodžiai apie devintines, labai trumpas pasidalinimas ir gairė apie šią šventę ir kaip būtent ją ir švęsti, ir kaip suprasti tą procesiją, kuri yra beveik kiekvienoje parapijoje ir ten didžiuose parapijose, pavyzdžiui, prie katedrų, tai tos procesijos būna per senamiestį. Ir iš kur kilo ta šventė? Jinai kilusi iš 13 amžiaus ir bendrai tos pirmos užuomazgos buvo dėka moterų, kodėl atsirado ta šventė, nes buvo adorantės moteris, kurios turėjo tą pamaldumą, į eucharistinį pamaldumą. Tai tas moterų ratelis buvo Brabante ir Flandrijoje. Ir lygiai taip pat yra ten įsipaišiusi ir šventoji Julijona iš Liežo ir jos vizijomis. Ir viena iš vizijų tos šventos Julijonos buvo, kad jinai matė Eucharistiją kaip savo vizijų, matė Eucharistiją kaip mėnulį ir pakraštėje to mėnulio išryškėjo tamsi dėmė. Ir šventoji Julijona aiškino, kad tai ženklas, jog bažnyčiai trūksta šventės šlovinančios Eucharistijos dovaną. Ir vėliau iniciatyvos ėmėsi vyskupas Robertas Liežė, įvedė šią šventę ir ten pirmiausia jį išplito moterų vienuolynuose, o vėliau ją pradėjo švęsti visa bažnyčia. Ir čia ne viena eina kalba apie adoravimą, kad mes ateiname į bažnyčią į šventą aplinką, kad patys pašventėtume, kai kurie sako, kad geriau pasijaustume. Viskas yra galbūt sveikintina ir labai gerai, kad bent jau tą progą užeina į bažnyčią, ten pabūti bent jau tos tylos ieško. Ir labai gerai, kad jos ten suranda. Viena iš tokių galbūt mūsų tokių klaidelių žmogiškų, kad mes įsivaizduojam, kad vien bažnyčia yra šventumas, bet kokiu atveju aš manau, kad atsiras tokių žmonių, kurie pasakys, kad būtent ten jo to šventumo nėra. Ir iš dalies tai yra tiesa, nes bažnyčia tai nėra šventųjų bendruomenė, tai yra nusidėjėlių bendruomenė, kurie trokšta šventumo. Bažnyčia tai yra vieta, pati bažnyčia yra šventa, nes jos galva yra šventa, bet nariai taip, mes žmonės esame nuodėmingi. Ir apie kunigus tai žinoma, kad esame irgi nuodėmingi kunigai. Ir galbūt dažnai esame labiau nuodėmingi. Bet šiuo atveju tai neina kalba apie tą sferimą, kas yra labiau nuodėmingas, kas mažiau. Bet čia eina kalba šitoj šventėj, kai pavyzdžiui einam procesijai per miestus arba kaimuose irgi ten įvairiuose vietose pastato tus altorėlius ir eina aplink. Jie prie kiekvieno autoriaus skaito Evangeliją. Ir čia eina kalba būtent tas išėjimas kartą per metus su Eucharistiniu Jėzumi monstrancijai. Ne visai teisingai sakau, kad kartą per metus, nes yra ten įvairiausių, matot, labai daug yra postscriptum, visokiausių yra dar paaiškinimų, bet tai nesmė. Bet toks vienas iš svarbiausių išėjimų su Eucharistiniu Jėzumi į lauką, į gatves, tai yra būtent šita šventė. Ir čia dabar dėmesio, kokia yra prasmė viso to, kad Kristaus meilė nori prasiskverbti į mūsų kasdienybę. Toj eucharistiniai procesijai, kai mes išeiname ir meldžiamės, giedam, skaitom Evangelijas, nešam švenčiausią sakramentą gatvėmis, tai yra būtent prasmė, kad meilė išeina iš savo ribų. Ir tai yra labai labai gražus simbolis, labai gražus toks ženklas, kai patys esate įsimylėję tikrai. Ir kai esi įsimylėjęs, tai tarsi tas noras daryti gerą liejasi pro kraštus. Ir šiuo atveju, jeigu taip vizualiai, tai atrodo, kad tai kartą per metus vyksta ta eucharistinė procesija, bet kiekvienas žmogus, eidamas iš bažnyčios, liudija savo tylių ištikimų ėjimų į bažnyčią. Ir būtent tai yra liudijimas. Antras simbolis, kuris yra labiau mums aiškus, tai kad ta meilė įsiskverbia į duoną, ar ne, į maistą. Ir Jėzus tapo duona pats
sako, kad mano kūnas tai yra vat būtent duona, kurią jūs galite maitintis, kad nori pamaitinti mus savo meilę. Ir tarsi vat irgi supratimas mums, kad Eucharistijoje yra tikras Jėzus, tai irgi yra labai svarbu, kad tai nėra kalėdaitės, kurią mes laužomės per kalėdas. Bet čia yra kur kas svarbiau, tai yra tikras Jėzaus kūnas, tai yra į tą duoną įsiskverbusi Dievo meilė. Na ir žinoma, kad tas ėjimas į gatves tai irgi Dievo meilės prasiskverbimas į kasdienybę. Norime, kad Dievas būtų visame kame. Nes tai yra labai, mūsų taip žmogiškas toks mąstymas, kad Dievas tik bažnyčiai, Dievas tik ten, kur yra šventa. Darbas, kurį aš dirbu, su tais žmonėmis ten negali būti Dievo, ar ne? Ar netgi nenorim jo ten įleisti. Yra gyvenimo, nežinau, ten mūsų paslaptis, į kurias irgi nenorim kartais įleisti Dievo. Kai žmogus ateina iš pažinties ir sako, nesako būtent, kad nuslėpia kažkokias nuodėmes, aš nenoriu, ar ne, kad Dievas ten įeitų. Tai žinoma, kad priežastis, kurią įsivardintų, yra kita, kad man gėda, arba ko aš nesakysiu, pavyzdžiui, tokias nuodėmes, kaip kad ten buvau neištikima, arba ten kažką pavogiau, ką apie mane pagalvos, ar ne, tai irgi yra kartu ir puikybė. Ir būtent, kad įleisti tai meiliai prasiskverbti, įeiti į tavo kasdienybę, į tas fabrikas, į tavo darbą, į mokyklą, kur ten dar esat, nežinau, įvairiuose vietose. Tai va būtent ta šventė mums primena, kad Eucharistinis Jėzus nori būti visame kame. Kiekvienoje tavo gyvenimo istorijoje, kiekviename tavo gyvenimo pasirinkime. Tai va būtent, tai yra pagrindinė ta mintis šitos šventės, kad mes įsisąmonintume savo tą labai svarbią tiesą, kad Dievas egzistuoja ir jis yra visame kame. Jis nori būti kviečiamas, jis nori, kad mes prisimintume jį sunkiausiuose gyvenimo momentuose, kai nesiseka darbe, kai tau labai nepatinka bendradarbiai, tau yra pikta, tau atrodo, kad tu esi toks šventas, toks nustabus, nieko neapkalbinėjai, o jie tokie bedieviai. Ir norisi pabėgti iš tokio darbo, nebūti ten. Bet va būtent prasmė yra tokia, kad tu, būdamas toks šventas, kabutėse sakau, atneštum tą Dievą savo žvilgsniu. Nes kita mintis yra šitos šventės, kad mes mokėtume ir mokintumės tą prasiskverbusią Dievo meilę išvelgti šiame pasaulyje. Kad mes keistume savo žvilgsnį, kad matytume tame žmoguje, kuris yra galbūt sugadintas, tavo bendradarbis, kuris yra piktas, yra ten nuolat vojantis ant kitų žmonių, blogas žmogus tavo manimu, kad jis turi savo praeitį ir matyti jame kenčiantį Jėzų, nes niekas šiaip savo nebūna. Ta žmogus išgyveno irgi savo gyvenimo dilemą kažkokį sunkumą. Niekas šiaip savo nebūna. Netgi ypatingai, va būtent kai prieš tave yra nusitaikę žmonės, bet tai jau yra kita tema ir apie tai esu jau kalbėjęs truputį anksčiau. Taigi, užbaigiant, tuo ir noriu su jumis jūs kažkaip paraginti ir jūs, ir patys save, tose aplinkybėse, toj vietoj, kur esi, kur dirbi, kiek ten dar galbūt planuoji, kad paskutinį tą mėnesį galbūt kažkaip ten ištemsi iki atostogų arba kol parašysi pareiškimą, būti to Jėzaus pasiuntiniu, kuris neša meilę, būti jo rankomis, akimis, šypsena jo, būti jo gerumu, tiek kiek gali. Taip, gal būsi atmestas eilinį kartą, bet nesitikėti kažkokį gerumą. Tiesiog vykdyti savo tą tylę užduotį. Tai va, tos pagrindinės mintis išvelgti Dievo meilę prasiskverbus į šį pasaulį, kuris nenori būti uždarytas bažnyčioje, bet eina į visą pasaulį. Apie tą Eucharistinį Jėzų, kuris nori būti su kiekvienu iš mūsų. Taigi ačiū, kas klausėsi, irgi ten gal kiti kokie ten garsų įrašai gal jūs sudomintų, tai galite kažką ten pasiklausyti dar. Ačiū ir iki kitų kartų.
Keli žodžiai apie devintines, labai trumpas pasidalinimas ir